Tai va, tai aš tada išvažiavau į Maskvą ir viskas, ir su manimi mama persikėlė, ir turiu dar brolį jaunesnį, tai brolis irgi ledo ritulį lankė, ir aš žaidžiau tą CSKA, jisai metais jaunesnis už mane, tai jisai žaidė antrojo lygoje Maskvos, tai tai va, su mama persikėlėme į Maskvą. Ir mama persikėlė irgi kartu. Ir mama persikėlė, gyveno kartu, nu, tai man 10 brolių 9 ten, žinai, tai į svetimą šalį, į tokį didelį miestą, žinai, didelį miestą ten, kur kitas visai gyvenimas, žinai. Nu ir kaip tau pasirodė ten ta Maskva? Nu, sunkiai, žinai, iš pradžio labai sunku. Buvo sunku nuo namų, žinai, nuo tėvo, kad tėvas buvo čia Lietuvoje, žinai, tėvas dirbo. Sunku buvo, šiaip sunku. Ir daug žmonių labai. Esmė, judesys yra, visi juda, judesys didelis, mokykloje irgi sunku buvo pirmą laiką, treniruočių procesas. Sakau, pas mus ten nebūdavo tų gal stovyklų kažkokių ir dar kažko, tu atvažiuoji, surenka geriausias jok ir viskas. Ir pas mus aš ten žaidžiau iki 16 metų, nes 16 metų jau skirstosi, ten yra mokykla iki 16 metų ir jau po to arba tu eini aukščiau, arba kažkur turi eiti į kitą vietą, žinai. Tai iki 16 pas mus gal 5 žmonės tik pasikeitė per visus, nes pas mus labai buvo, mes visur pirmi, topiniai visi turnyrai. Visi PV ten pirmi, ten aukščiausiose, po to Rusijoje būdavo toksai taurė šito Tretiako, toks vartininkas. Čia buvo labai, stipriausia buvo. Atvažiuodavo ir švedų ten, tie selektai, tai mes ten visus, ten vienus vartus daužydavom, nes, komanda buvo beling kokia. Pas mus iš Maskvos būdavo gal kokie, gal 4 vaikai tik iš Maskvos. Visi kiti ten iš tokių kampų, ten, kaip pasakė, ten kai kurie, iš kurie, tai ten galvočiau, kur, žinai. Tai va, tai va. Bet jo, vis tik, komanda buvo labai. Mokykloje kokie buvo sunkumai? Nebuvo taip, kad ten, žinai, Lietovis ten, tai čia tu, žinai, kaip buvo? Ne, gal matot, pas man tėvai, kai aš važiavau į Maskvą, man tėvas galūnės nuėmė žinai. Tai aš Edgaras Rybakovas, žinai, bet pasė, tai jo, tai ne taip, ir ten atvažiavau, tik tas vardas, taip, žinai, kažkur tu čia, žinai, su tokiu vardu, žinai. Ir tai ne, mokykla šiaip labai patogus buvo grafikas treniruočių, nes kaip tik aš iš karto po mokyklos, iš karto sėsdavau į ten troleibusą ar ten tramvajų, žinai, važiuodavau, pas mus būdavo ledas, žinai, ten 1,5 valandos ir ten žemė tiek pat, žinai, ir visi grįžti namo ir nebuvo ten tų rytinių kažkokių treniruočių ir viskas, vieną treniruotę ten dieną, žinai, tai ten su žemė. Ir viską, nesakau, nes ten mūsų ten nuskilsų mūsų nemokino, mūsų mokino taktiškai ir viskas. Ten ir gintis nereikėdavo, pas mus tokie gynėjai, ten aš prisimenu centras, aš ten beveik ir nebėgdavau atgal, žinai. Jie atima tau, atiduoda, ten išeini 3-2-2-1 ir ten viskas, žinai. Tom pasibaigė. O tai tu centru iš karto buvai pastatytas jau? Aš visą gyvenimą centre žaidžiau. Visą savo gyvenimą centre žaidžiau. Tai va, aš važiavau, kai OHL, jau tada aš atvažiavau ir ten, tai kiek man buvo 16 galas turbūt buvo pradžia. Ir ten jau visi vyresni buvo centrai, žinai. Tai ten sako, žinai, Prienų vyresnis, sako, nori centre, aš sakau, tai ne, gal krašte, žinai, sužaisiu. Tai ten centre nežaidžiau, gal ir klaidą ir padariau, kad, žinai, bet ten tokie, žinai, bugajai buvo ten pasakyti, žinai. Tai va, bet šiaip aš visą gyvenimą centre. Kuo skiriasi jūsų treniruotės, pavyzdžiui, jau tam CSKA nuo tigriukų treniruočių? Pavyzdžiui, žemė, ten ledas, viskas šitie dalykai. Aš tų tigriukai, tai matai, man ten iki kitų 9 metų aš nelabai ir prisimenu tas treniruotės ten labai stipriai. Ten vaikiškos buvo. Vaikiškos buvo, bet... Vis tiek kažkoks, žinai, nuo vaikystės kažką galbūt prisimeni, kas galbūt biški kitaip, arba kas įstrigo labai į atmintį. Įstrigo, kad buvo smagu. Tas įstrigo. Nebuvo ten kankinių, kai ten Maskvoje, ten, kur per žemę augdavo, ten kai vaikai augdavo, ar akise temdavo, žinai, tokių kankinių nebuvo. Nes Maskvoje ten kankinės yra tokio mokykloje, ten, sakau, ten vieną kartą tėvam leido šiek treniruotis, tėvam negalima žiūrėti, nei žemė, nei nieko, bet vieną kartą leido žemę pažiūrėti, tai mano mama prisimenu atbėgo, sako, taigi tau hana bus po 10 metų, sako, tu gi nepaeisi.